Buvau priaugusi itin daug svorių, net nenoriu vardinti skaičių kiek. Na ir vieną dieną nusprendžiau pakeisti savo gyvenimą kardinaliai. Pradėti maitinti sveikai, sportuoti. Mes jau puikiai visi žinom, kad žmogui turint antsvorių žymiai greičiau susidėvė sąnariai ir padidėjo tos problemos. Ir dirbant su jais, toliau jos kaip dėvėjimas vis tiek ir sportuojant yra kažkoks. Dar blogiau, jei prie viršsvorio prisideda ir kiti metabolinio sindromo požymiai. Lietuvos futbolo rinktinės gydytojas, mokslų daktaras Tomas Kadusauskas tvirtina, kad žmonės turintys metabolinį sindromą labai sparčiai žaloja savo sąnarius. Viršsvoris susideda, aukštas kraujo spaudimas, tai yra aukštas tų lipidų koncentracija kraujyje, tai yra viena iš tokia aseptinės nekrozės priežasčių. Viena iš priežasčių yra, kad manoma, kad sutrinka mikrocirkuliacija būtent kaule ir dėl ko įvyksta lokali kaulo mirtis. Ir dėl to vystosi ir kaip čia jau kitas aseptinė nekrozė, bet vėlgi jinai iššaukia sąnarinio paviršiaus įgriuvimą ir tą artrozę. Medikai rekomenduoja žmonėms su antsvoriu judėti, net jei tai atrodo sunku. Judėti būtina, nes nuolatinis sėdėjimas tik silpnina ir vargina raumenis, tačiau neigiamai veikia ir sąnarius. Kalbant paprastai, nejudrumo sąlygomis pablogėja sąnario kremzlės, kuri yra esminis sąnario apsaugos elementas – mityba. Kadangi kremzlė maisto medžiagas gauna tik judesio metu, tai suaktyvėja sąnario skysčių judėjimas. Mažiau judant maistinių medžiagų, jie ima nebepakakti. Taip atsiranda kolageno trūkumas. Kai nusprendžiate mesti svorį arba po ilgos pertraukos grįžti į sportą, geriausia pasirinkti mažiau sąnarius apkraunantį sportą. Idealiai tam tinka šokiai, teigia tarptautinių šokių varžybų nugalėtojas ir Lietuvos vicečempionas Audrius Kleišmantas. Pats šokis duoda pasitikėjimą savim. Šiuo laikotarpiu ypač tai labai aktuali tema apskritai visiems žmonėms, manau. Žinoma, pavyksta tikrai numalšinti stresą, nes kuomet žmogus ateina į treniruotės, jis visai, kad turi galvoti apie žingsniukus, klausyti muzikos, kaip minėjau, jau ten jausti savo raumenį, žodžiu, ir tavo tos kažkokios stresos problemos tu neturi vietos tam. Atsipalaidavimas, tada pradedi jau, kai atsipalaiduoti, pradedi jau daugiau raumenų kažkokiu įdėti, tai tiesiog tas visas toks bendras didelis darbas sudėjus, tai kažkaip atperka tas visas kažkokias blogas emocijas ar ten blogas mintis. Ir tikrai žmonės po treniruočių būna su dideliom šypsenom, išeina, nesako, pagaliau prasidėjo, pagaliau įvyko kažkas tokio gero širdžiai. Deja, Evelina pasirinko sporto šaką, kuri nėra draugiška sąnariams ir nesubalansuota mitybos racioną. Ir pasirodo, kad to buvo per maža, kadangi intensyviai sportuojant pasirodo pas mane problemos su sąnariais. Gal nusidėvėjo nuo to svorio ar kaip. Ir sportuojant tas gargždesys, diskomfortas, o sportuojant turi jausti malonumą, jokių būdų per jėgą, jeigu nori stabilaus rezultatų ir toliau tęsti, tą sakant, darbą. Nejaučiau malonumų sportuojant per jėgą, tai aš supratau, kad čia ilgam manęs neužteks, nes kankinantis žmogus sportuojantis labai greitai išgaruoja ir nedasieks savo to rezultato ir tikslo. Pasitaro su vaistininkė. Prie namų labai geras pas mus yra vaistininkas, nuostabus. Ir paklausiau, ką jisai gali man patarti. Jisai man patarė, sako, pabandykit jūs Gemse. Reikėjo kažką bandyti, tai ką, norisi toliau tikslo siekti. Maisto papildas Semiogemze biologiškai aktyvus, natyvinis, grynos formos, pirmo ir antro tipo kolagenų derinys su vitaminu C. Semiogemze sudėtyje esantis kolagenas yra tokio pat pavidalo, kaip natūraliai randamas kolagenas sausgyslėse, raiščiuose, kauluose, raumenyse ir odoje. Gydytojai Evelinai dėl sąnarių nepateikė palankių žinių. Moterys gerokai dažniau suserga tą vadinamą osteoartrozę, greičiau sudyla sąnariai, dažniau pažeidžiami. Vienas su gyvenimo būdu susijusių dalykų, tai yra tiek mažesnis judėjimas ir didesnis svoris. Natūralu, kuo didesnis svoris, tuo didesnis krūvis į sąnarius. Tai yra pagrindai stambiuosius, tai yra kelio, klubo, čiurnos sąnariai. Todėl moterys turėtų labiau rūpintis savo sąnariais. Džiugi naujiena, maisto papildas Semiogemze dabar yra dvigubai stipresnis.
kolagenas, pagrindinė mūsų organų statybinė medžiaga, padės išlaikyti sveikus sąnarius. Prieš vartojant pasidomėjus apie šį papiltą Gemzę, sužinojau, kad jis yra Šveicarijos mokslininkų sukurtas. Tai jau toksai jau kaip patikimas. Tiek mūsų kauliniam audiniui, tiek mūsų kremzlėms, tiek mūsų kraujagyslėms, tiek mūsų regėjimui yra labai svarbus kolagenas. Aišku, be šio baltymo, tai yra baltymas, praktiškai mes negalėtume egzistuoti. Su amžiniais pokyčiais, kaip ir kalbame, kad degeneracija, irimo procesai tampa aktyvesni. Lėtinės ligos dar labiau pagreitina sąnarių, kremzlių ir raiščių irimo procesą. Tas lėtinis uždegimas tikrai turi didelę įtaką bendram organizmo atsakui ir ypač artrozės vystymus, nes tie uždegiminiai fermentai, mediatoriai, jie skatina kremzlės pažeidimą, tiek ne tik kremzlės, bet ir sausgyslių, raiščių, raumenų, dėl ko silpsta tas vadinamas judamasis aparatas, judėjimo aparatas. Ir dėl to prastėja sąnario funkcija. Blogiant sąnario funkcijai, vėl, sąnarys veikia tada, kada jisai juda. Tai yra vėl pakinta sąnarinio skysčio struktūra, kremzlės funkcija sutrinka ir tai sąlygoja artrozės vystymas. Na ir be abejo, mes regeneruojami, renovuojami jau prasčiau. Taigi ardymas pradeda vyrauti ir be abejo jungiamasis audinys taip pat patiria irimo procesus. Tai nepaslaptis, kad ir ta pagrindinė dalis, būtent vadinamas kolagenas, jis suyra ir be abejo jaučiam simptomus. Jaučiam maudimą arba sąstingį sąnariuose, jaučiame skausmą netgi, be abejo žygiuojame į kraujagyslių pokyčius, prastėja regėjimas ir nebe tokie atsparūs esam fiziniam krūviui. Ir net laikoma, kad ir jaunesniam amžiuje, jeigu sportininkas užsiima aktyviu fiziniu krūviu, kolagenas taip pat nesugeba būti renovuotas ir patiria to vadinamo oksidacinio streso aplinkoje rimtesnį irimą, todėl gali būti kompensuojamas be abejo, kada mes atkreipiam dėmesį į papildomą vartojimą kolageno. Kiti mūsų apklausti specialistai sutinka, kad norint išlaikyti sveiką odą, stiprius sąnarius ir plaukus, papildomas kolagenas gali būti labai naudingas, nes su amžiumi jo natūrali gamyba lėtėja, o mityba dažnai neužtikrina reikiamo kiekio. Sportininkam visą laiką reikia, ypač tokiem kaip šokėjam, reikia magnio, kalio būtinai, nes kaulam, sąnariam, kurie visą laiką dirba, tuo pačiu kolagenas, taip, žodžiu, papildai, maisto papildai yra tikrai privalomi sportininkam kiekvienam, ypač šokėjam, dėl to paties lankstumo, nes sąnariai vis tiek, kaulai, žodžiu, raumenys turi jie, būti elastiški, tai tik maisto tikrai neužtektų. Iš kur gali žmogus gyvenantis įprastą gyvenimą žinoti, kiek jam reikia to kolageno, kokį kiekį, iš kur jį išgauti. Tai čia reikia mokslininkų būti. Aš, kai dabar esu gan aktyvus sportuojantis žmogus, man tikrai nėra laiko stovėti prie puodo ištisas dienas ir, kaip sakant, ten išradinėti, kaip man išgauti kolageną ir virti tiesiog dienom šaltieną. Reikėtų išskirti dėl ko, kokiem žmonėm ir kada jį vartoti. Tai galėtų būti tiek chondroitinai, kolagenas ar ten gliukozaminai. Gal pradėkim nuo jaunų žmonių sportuojančių, tai daug aktyviai sportuojančiams atletams tikrai, aš manau, yra tikslo vartoti, bet labai svarbu atsirinkti kokybišką produktą, tinkamai jį vartoti ir dar svarbiau yra tinkamas jo kiekis, nes turi būti pasiekiama to papildo koncentracija, kuri sukeltų poveikį. Žmonėms sergantiems osteoartritu ar tai progresuojantiems, sakyčiau, didžiausia įtaka yra, kada osteoartrozės pradžia dar nėra pažengusi liga, tai yra labiau, sakykime, kremzlę apsaugantis poveikis. Tikslingiausia būtų pradiniam stadijom. 1, 2
artrozės stadijai, trečia jau taip ant ribos yra. Dažniausiai reikalingos ir kitos maisto medžiagos, kurios padeda įsisavinti minėtas medžiagas. Bent jau kolageną reikėtų vartoti valgio metu. Toks paprasčiausias patarimas ir dažniausiai su vitaminu C yra manoma, kad pagerina jo pasisavinimą. Sveikas gyvenimo būdas, mityba ir reguliarius fizinis aktyvumas turi teigiamą poveikį, tačiau negali kompensuoti atsidariusio kolageno trūkumo organizme, padidėjus jo poreikiui. Maisto papildą semiogemzę rekomenduojama vartoti suaugusiems žmonėms, norintiems sąnarius ilgai išlaikyti gyvybingus ir be rūpesčių džiaugtis aktyviu gyvenimo būdu. Fiziškai aktyviems žmonėms, dažnai patiriantiems ilgai trunkantį fizinį krūvį, žmonėms turintiems viršsvorio, dėl kurio stipriai apkraunami kelių, klubų bei stuburo sąnariai. Sportininkams, kurių kūnas kiekvieną dieną intensyviai apkraunamas, pagyvenusiems žmonėms ar tiems, kurie jau turi judėjimo problemų. Evelina buvo sužavėta semiogemzės efektyvumu. Per neilgą laiką ji pajuto akivaizdų pagerėjimą ir negalėjo patikėti, kad šie rezultatai buvo pasiekti taip greitai. Pradėjau vartoti, pradėjau po biškį, toliau vėl sportuoti, taip toliau. Ir praėjus kažkur tik mėnesiui, gan greitai, buvau maloniai nustebinta rezultatų. Kažkaip net pamiršau, taip palaipsniui aš net pamiršau, kad aš turėjau problemų. Kažkaip dingo tas gargždesys, diskomfortas ir kažkaip maloniai buvau nustebinta ir dabar toliau sportuoju, toliau vartoju papildus. Manau, kiekvienas žmogus, kuriam rūpi jo sąnariai, ypač sportuojant, nes sportuojantgi sąnariai ir taip turi apkrovą, o jeigu dar pradėti turint viršsvorį, kur ir taip jau susidėvėję tie sąnariai, tai man atrodo, čia būtinas net dalykas.